Mums čia labai patinka, mylim kiekvieną iš jūsų. Ir meldžiu, kad Dievas kalbėtų į mūsų širdis, kai mes kartu mokysimės iš jo žodžio. Ir prieš porą savaičių mes mokėmės apie kalno pamokslą ir šiandien taip pat apie tai šiek tiek kalbėsim. Ir praeitų porą savaičių Aleksas atliko puikų darbą, kai kalbėjo apie kelią gyvenimą Dievo karalystę. Ir jeigu praleidot paskutinės porą savaičių, ypatingai praeitos savaitės pamokslą, kviečiu pažiūrėti YouTube kanale. Tad gyventi Dievo karalystėje tai yra tai, kas bus ateityje, bet ir tai, kas yra dabar. Ir dažnai, kai mes mąstam apie Dievo karalystę, iš pradžių mes mąstam apie ateitį, kad dangus. Ir taip, tai yra taip puiku. Galų gale mes atsidursime ten, Dievo karalystėje. Bet mes skaitom iš naujo, kad Dievo karalystė yra dabar, kad jinai yra čia ir dabar. Tad kaip mums gyventi toje karalystėje? Nes jie yra čia, ne tik ateityje. Ir manau, kad tai yra vienas iš tų puikių dalykų šiose pamokslo serijose, kad mes mokomės ne tik apie tai, kad aš tikiuosi, kad kažkada tai padarysiu, bet mes kaip tikintys esame įgalinti gyventi dabar Dievo karalystėje. Kas mes esame kaip tikintieji. Ir aš taip pat pabrėšiu, kad tai ne tik mūsų išorės veiksmai, kurių mes tikimės, bet tai yra vidinis mūsų vidus, mūsų širdis. Tie gilesni dalykai mumise, į kuriuos mes atsižvelgsim. Nes žmogus žiūri į išorę, o Dievas žiūri į širdį. Tad tai yra tai, ką mes darysim šiandien ir šios pamokslų serijos metu. Ir kviečiu, kad kiekvienas iš mūsų, kad mes būtumėm atviri su savim, nes yra labai lengva užsidėti tam tikrą kaukę, kaip mes atrodom, kad jūs visi atrodot gražiai, pailsėję. Bet kartais tai netikrasis atspindys to, kas vyksta mūsų viduje. Tad šiandien taip pat mes praleisim pabaigoj šiek tiek laiko maldoj, apmąstymai ir bendravime. Tad noriu, kad mūsų širdys būtų ten, kur jos yra. Kad būtų ir yra tas gilus darbas, kuris vyksta. Ir nereikia tiesiog fasadą išlaikyti. Ir viskas tvarkoja su tuo, kas vyksta viduj. Nes tas ilgalaikis darbas, kuris vyksta viduj, iš tiesų ir padaro tuos nuostabius rezultatus, kurie būna išorėje. Nes Dievas yra tas, kuris kviečia mus gyvenimo pasikeitimui, naujam gyvenimo būdui. Ir Efeziečiams 4 skyriui 22 eilutė sakoma: privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo žlugdančio apgaulingais geismais, atnaujinti savo proto dvasią, apsivilkti nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Jei mes vadinamės tikinčiaisiais, senasis tu yra dingęs, jisai nebeegzistuoja. Nes tu buvai sukurtas naujas Kristuje. Ir mes galime gyventi tame Kristaus naujume. Ir žinau, kad kartais tai atrodo neįmanoma, nes tas senasis aš yra toks natūralus ir taip lengva būti tuo senuoju aš. Ir tie, kurie iš jūsų
My old susipažino su self Kristumi. was nasty. I was Vėliau the šiek tiek schoolboy. aš My son buvau, asked me, pavyzdžiui, aš so, Mom, buvau did you have mokyklos boys at tas, your school? I said, Yes, I was aš the buvau boy. ta, kuri tyčiojasi iš kitų. Ir mano sūnus paklausė, ar tavo mokykloje buvo tų, kurie But tyčiojasi. Jis I'm sako, not taip, that aš buvau anymore tokia. Bet aš tokia because nebesu, I have experienced nes aš newness. išgyvenau I tą have naujumą. experienced love and Aš hope išgyvenau and meilę joy and ir viltį freedom ir and džiaugsmą life. ir And laisvę because ir I've gyvenimą. experienced that, I can express Ir kadangi that aš tai in my išgyvenau, aš words and galiu my tai actions. išreikšti savo Because darbuose ir before savo that, all žodžiuose, I had nes prieš tai experienced viskas, ką was aš hurt, patyriau, shame, buvo hopelessness, skausmas, gėda, fear, doubt. So what did I beviltiškumas, express? abejonės. Tad I ką aš expressed that. išreikšdavau, aš I tai ir expressed anger išreikšdavau. and hurt and Aš fear išreikšdavau and doubt. pyktį ir baimę But I ir want to remind us abejonės. today that as believers, Bet that šiandien we noriu have priminti, kad mes kaip experienced tikintieji, newness in mes Christ. išgyvenam And because naujumą of that, Kristuje. we can express the Ir love dėl of to mes Jesus in galime a way that no one else can if they have not išreikšti encountered Jėzaus Jesus. meilę, We taip get kaip to niekas do that kitas as a negali, kurie believer. neišgyveno We get Jėzaus. to express the love of Ir mes Jesus galim išreikšti because we are Jėzaus meilę, created nes mes new esam sukurti and we naujai are created in His ir mes likeness. sukurti jo In His atvaizdu. likeness. It's a beautiful thing. Ir tai But yra something gražus I feel dalykas. that each human, every person in this room, Ir there's žinau, a kad common need that we have. kiekvienas žmogus, And kad this mes visi need kaip is žmonės to turim know tokį how to poreikį, live. tai yra žinoti, kaip Anybody want to know gyventi. how to live? Ar kas Right? nors nori žinoti, I kaip think gyventi? it's a pretty common need. Manau, tai yra If we're pakankamai human, dažnas we would like poreikis, to know jeigu how mes to žmonės. live. Mes But we norim have never žinoti, kaip lived. gyventi. Nuo tada, kai mes That's buvome why we dar go to maži. school. That's why we teach our Štai kodėl kids. mes einam į mokyklą, And it's not mokome just a vaikus. one-time thing. Like, Ir tai okay, nėra tik show me vienkartinis how I dalykas. drive from here to there, and then I just know how to Gerai, do it. parodyk man, kaip važiuoti nuo čia iki No. ten ir aš As žinosiu, kaip humans, we are daryti. constantly Ne, kaip growing žmonės mes nuolat and augame, learning mokomės and becoming different. ir So this keičiamės. is a constant need that we Tad tai yra have, nuolatinis knowing poreikis, kurį how mes to turim. live. Tai yra žinoti, kaip Knowing gyventi. how to correctly live. And we get to do that as people of the kingdom of God. Ir mes galim tai daryti kaip And it's gonna look žmonės iš differently Dievo than karalystės. the world around us. Ir tai atrodys kitaip nei pasaulis aplink mus. Ir tai yra gerai. It's okay. 2 Corinthians 5:17. 2 Korintiečiams 5:17 sakoma. Therefore, if anyone Taigi, kas is yra in Kristuje, Christ, tas he yra is naujas a kūrinys. new creation. The old Kas has buvo passed sena away. praėjo, štai Behold, atsirado the nauja. new has come. I could not get away from this week. Šią We savaitę are ši mintis created tiesiog mane new persekiojo, in kad him. mes So maybe buvome one or sukurti many of us nauji, today need mes to naujas remember kūrinys. this true, Tad gal important kažkam reikia biblical fact that if atsiminti you have šį called upon the svarbų name of faktą, Jesus, kad if you have jeigu asked him to tu be the Lord of your life, and you pakvieti have Jėzų turned away tapti from sin, and you are walking towards viešpačiu ir him, nusisukai that nuo you nuodėmės ir are eini link jo, made new. tai tu esi naujas And that kūrinys. the old ways, the Ir kas old buvo things of the sena, past, that is praėjo, no more, because you are new in Christ. nes tu esi naujas Kristuje. And I don't know who needs to hear that Ir today, nežinau, but kam it tai has reikia been šiandien so išgirsti, incredibly strong on bet my tai heart buvo this taip week. stipriai mano širdį šią savaitę. You are new. Tu esi naujas. You are new in Christ. Tu esi naujas Kristuje. Whatever old things, Kad ir kokie seni whatever dalykai, old sin, senas nuodėmes, whatever old way of thinking, senas mąstymo būdas, it's no more. Because you jis are nebe, new. jis nebe čia, nes tu esi sukurtas The naujas old me Kristuje. was full of anger, lies. Senoji aš buvo pilna These are true pykčio, facts. melo, You can ask vagysčių. my family. Tai tikri faktai, galite paklausti mano šeimos. But the new me Bet naujoji aš is filled with peaceful thoughts. pripildyta ramybės pilnom focused on mintim, truth. fokusuojasi į tiesą, davimą. These weeks that we have here, we are really focusing Ir on šiomis the inner man. savaitėmis mes susitelkėm ir fokusuojamės į mūsų vidinį charakterį, I want to ask širdį. them now, and we'll ask them at the end as well. Ir du klausimai, kuriuos aš duosiu dabar ir pabaigoj. Kam priklauso tavo širdis? And what
ir kas laisvai teka iš tavo širdies, what naturally flows out of your heart. kas natūraliai If our teka iš hearts tavo belong širdies. to the kingdom of Ir God, jeigu mūsų širdys then priklauso Dievo naturally the karalystei, characteristics of the kingdom of God will be tai displayed natūraliai in our words and our actions. tai atsispindės ir But mūsų if žodžiuose ir our veiksmuose. hearts belong to the Bet kingdom jeigu of this mūsų world, then širdis our priklauso šiam characteristics will pasauliui, naturally tai be mūsų of this world. charakteristika So bus it's an taip, important kaip question šis pasaulis. today. To whom does my heart Tad belong? klausimas, kam priklauso mano širdis? Again, this deep inner work Vėlgi tas that's happening, gilus vidinis I want darbas, to kuris vyksta. recognize that it's going to take time. Aš noriu I have pripažinti, kad tai tikrai užtruks been a laiko. follower since I was 15, Ir aš and I tikiu nuo have grown a 15 lot, metų, aš tikrai daug užaugau, but I'm still growing. bet aš vis dar augu. Because the inner stuff that's happening, Nes vidiniai dalykai, kurie vyksta, jie užtrunka. if over these next few weeks as we talk about the Sermon on the Mount, an area gets highlighted, like Tad last week jeigu I was talking about anger, šias savaitės, kuris mes today kalbėsime we're going to talk about per lust. pamokslus. Praeitą savaitę Aleksas kalbėjo apie pyktį, šiandien kalbėsime apie I kind of struggle with that. Don't shy away from it, okay? geismą. Because all of us, Ir jeigu tu pajusi, kad all of us have tai areas kalbama of apie tave, tai noriu pasakyti, kad visi mes turim But tam tikrų instead, sričių, kur recognize turim silpnybių. that this is an area Ir vietoj that to, kad needs work and to not give up. pasiduotum, kviečiu, kad Don't give tiesiog up. eitum pirmin, Because it's nepasiduok. worth it, the deep things that God's doing in our hearts Nes and our tikrai yra lives. verta It's tie worth gilus it. dalykai, And that kuriuos long-lasting viešpats daro work, mūsų gyvenimuose, it tai will tikrai be so beautiful yra when verta the ir tai bus outside taip gražu, kai tai matches, when the actions and the atsispindės words išorėje, match kai so freely and naturally, because taip we have natūraliai, each done the inner deep work nes that mes is in you. leidome atlikti tą gilų darbą mumise. 35 Ir Mato says this. 12 skyriuje For the mouth sakoma, speaks what the juk heart burna is kalba full tai, of. ko pertekusi A good širdis. man brings good Geras things out žmogus of iš the gero good lobyno that's iškelia stored gerą, up o in him. blogas iš blogo lobyno And an iškelia evil blogą. man brings evil things out of the evil stored up in him. Maybe could you bring up the bowl? So, does anybody else this time of year love to bake? Ar kas nors iš jūsų Yes. šiuo metu laiku Okay, mėgsta good. kepti, gaminti? I love to bake. One of Ir my man favorite patinka things to bake with užsimti is kepiniais. pumpkin. Ir vienas iš So mėgstamiausių somebody dalykų gifted yra me moliūgas. some cans of pumpkin. I Ir usually kažkas love man using davė just like a pumpkin from the store, you know, moliūgų roast the konservus. yummy things. Man šiaip patinka naudoti moliūgus iš parduotuvės, It tos got me tikruosios, thinking bet about this whole thing that kai gavau tuos inside konservus, or aš pagalvojau, outside, kad mūsų tas do they vidus ir match? išorė, ar jie And so I atitinka. really want to bake something with pumpkin today. Ir aš norėjau And iškepti I'm kažką wondering tai if su anyone moliūgu. can tell me which can would give me pumpkin. Ir noriu Is it paklausti, gonna be ar this can? kurioj skardiniai bus tas moliūgas, ar šioj skardiniai, Does this can ar have šioj pumpkin? skardiniai yra moliūgas. We don't know. Mes Because we're only nežinom, looking at the outside, nes mes right? žiūrim tik į But I išorę. have a solution. Okay? Bet aš turiu I have sprendimą. this handy dandy label. Aš turiu What does it say šią on it? etiketę ir kas ant jos sakoma Pumpkin. So moliūgas. this one right here, Tad this can is štai gonna čia be pumpkin. bus moliūgas. Okay? You want to know why it's pumpkin? Norite žinoti, kodėl tai moliūgas? Because I can see that it's pumpkin. Right here. Nes aš galiu matyti, jog čia yra moliūgas. Štai čia vat ant etiketės. Matot? Moliūgas. I'm so excited to bake with this. So I know maybe you guys don't believe me. I mean, maybe it's not pumpkin. Galbūt jūs manim netikit, bet aš So uždėjau it's gonna be etiketę. pumpkin, right? Tad čia tikrai bus moliūgas, ar ne? Ar mes norim tai pamatyti? Well, guys, Na, I'm not a magician. That's a little disappointing tai truputį nuvilia. because I really like to bake.
Nes aš mėgstu kepti su And I'm not a moliūgu. big tomato fan, actually. They hurt Ir my aš stomach. nesu labai mėgėja pomidorų, nes But I'm man nuo jų skauda confused skrandį. because you see, I put the label on. Ir aš So the truputėlį outside susipainiau. told Aš uždėjau Ola this was etiketę, gonna be jog čia hard, right? ir pasakiau, kad čia vat bus moliūgas, But the inside was not. bet viduje nebuvo. And I think sometimes this is what we do. Ir manau, kartais tai yra tai, We ką try mes to darom. fix the outside. Mes bandom We sutvarkyti label the išorę, outside. pažymim I'm okay. tą išorę, man viskas I'm gerai, loving. aš mylintis, I'm caring. aš I'm rūpestingas, like Christ. aš kaip Because Kristus, I have the label. nes turiu tą etiketę. But when we open up, Bet kai atsidarom ir matom, kas viduj, then the outside. tai skiriasi nuo to, kas išorėje. As believers, Ir kaip I want to tikintieji encourage us nori be padrasinti authentic mus būti and real. autentiškais ir That tikrais. we would close the gap between who we really are and who people see Kad that we nebūtų to are. skirtumo tarp kas mes esam ir ką We would žmonės be the mato kind of people mumise. from whom the deeds Kad mes būtumėm that come out of tokie us, that they would žmonės, reflect Jesus kurių in every way. tie darbai atspindėtų It's not Jėzų about ir just the appearance of us sklistų being natūraliai, good, kad tai the būtų ne tik appearance išorė of us mūsų, kad being mes people esam of the geri, kingdom of God. ar But kad that mes our esam Dievo inner karalystės, self, our inner bet kad character, mūsų vidus, kad mūsų tas who we vidinis are, charakteris, kas mes esam iš tiesų, would be changed and transformed. būtų And the pakeista. Sermon on the Mount is casting a vision Ir for what tas a heart, for what a life kalno pamokslas outside, living, parodo breathing, mums, and acting would look like in God's kingdom. The Sermon on the kaip Mount atrodo has širdis been ir gyvenimas Dievo karalystėje atrodo. that it is possible. So we see throughout the words of Jesus, repent, Ir mes for the matom kingdom iš of Jėzaus God žodžių, is atgailaukite, nes Dievo karalystė repent, priartėjo, turn from jinai sin, čia. turn from your old ways, Atgailauk, turn nusisuk from nuo false nuodėmės, nuo savo good senų kelių, actions, and nuo live in the neteisingų kingdom of God, both in the future, gerų darbų now. ir gyvenk karalystėje, dabar In ir, the Sermon on the ir Mount, we ateityje. see Jesus take a few Ir kalno topics, pamokslė mes and he matome, says kad this, Jėzus "You've heard a, it said of old, aptarė kelias but I temas. say to you." Jūs You have heard it girdėjote, said, kad buvo but sakoma, I bet aš say to sakau you. jums. Alex talked about Ir anger Aleksas kalbėjo last week. apie And this week we will talk about pyktį adultery, lust, marriage, praeitą and all savaitę, the fun things. o šią savaitę mes kalbėsim apie These things that svetimavimą, can be kind of geismą, tricky, actually, santuoką ir šie dalykai gali būti iš because tiesų there are different beliefs. a, There are different apgaulingi vien values. dėl skirtingų But today I want to remind us that we are going tikėjimų for a ar deeper vertybių, righteousness, bet to the šiandien aš core noriu of mums who priminti, we kad mes are. einam Because į the people of the gilesnį kingdom of God teisumą, live į tą differently. vidų, kas mes iš tiesų We esame mūsų live širdį. differently. Nes mes, So, we saw kaip last Dievo week the žmonės, situation. If you're gyvenam irritated with a kitaip. person, we obviously know don't Tad murder them. jeigu būna situacija, Not kad a good pavyzdžiui idea. mums Let's not do nepatinka that. žmogus, mes jo But nežudom. then the new Senajam testamente buvo Jesus spoke pasakyta, kad about, the nežudėtumėm, bet deeper naujajam inner thing that he Jėzus spoke mus of moko, was kad not having anger or contempt neturėtumėm towards the person. pykčio ar Today, the nepasitenkinimo to situation, the žmogum. topic, sexual Ir attraction. šiandienos tema Don't have sex with the yra person. But we're going to seksualinis the inner core part of patrauklumas kažkokio žmogaus. Ir jeigu Senajam testamente sakoma buvo you have heard it neturėti said, intymių santykių, but tai I say to you. Jėzus mus moko Jesus was naujajame, not kad contradicting mes the law. neturėtumėm geismo. He said that he was not coming to get rid of the law, not to Ir abolish Jėzus it, but he was neprieštaravo coming to fulfill įstatymui, the law. jis sakė, kad jisai He's bringing neatsikrato the true įstatymo, meaning of the bet jis way, išpildo the įstatymą. deeper meaning. Ir jis And the atneša amazing news today is that he tikrąjį enables us supratimą, to live this way. to Sometimes I gilesnį think when we pažinimą. read in the Bible of all of these things we're Ir supposed to nuostabu, be kad and jisai be mus loving, įgalina be taip kind, gyventi. and don't lust and don't sin and all of this stuff. We think it's impossible. Does Ir anybody else kartais feel mums that way? atrodo, kad tai I yra feel that way neįmanoma. sometimes. This feels
Man kartais taip atrodo tiesiog neįmanoma taip gyventi, kaip Jėzus mokė. But the people of the kingdom of God Bet Dievo can karalystės live žmonės differently gali because we gyventi are kitaip, empowered by nes the mes Holy esame Spirit įgalinti to šventąją love dvasią and live mylėti ir differently. gyventi It kitaip. is possible Tai yra by įmanoma. His Spirit, with Per jo Jesus as dvasią, our rock and our kartu su foundation, Jėzum, with His word kai in our jis hand, mūsų, because it is a powerful tool kai that jis yra renews mūsų, our mind, kai jis that mus stiprina. sharpens us. We have what it takes to live out the things that we read about Ir mes galim when we gyventi read taip, the kaip mes Sermon on the skaitom. Mount. Kai mes It's skaitom tą possible. kalno pamokslą, tai yra So įmanoma, as jo we read jėga. through this, as you read through it on your own, Matthew 5, Tad kai jūs patys remind skaitysite yourself, Mato this is 5 possible. skyrių, priminkite savo, kad Not tai in yra my own įmanoma. strength, but it's possible because my Ne heart and savo my life jėga, is surrendered bet to jo jėga, Jesus, nes and mano He's gyvenimas changing yra me from atiduotas the Jėzui ir inside jisai out, keičia so it mane will iš vidaus į naturally be išorę. able to happen that Tad I can tai love bus others, įmanoma, I kad can aš value mylėčiau others, kitus, kad I aš can live galėčiau in vertinti freedom kitus and ir wholeness gyvenčiau and truth laisvėje ir because tiesoje, I am a follower of nes aš Jesus. esu Jėzaus sekėjas. It is possible. Tai No yra matter what you įmanoma. see going on around you in the Nesvarbu, ką tu world, matai, no kas matter vyksta what you pasaulyje read aplink, about, no matter what nesvarbu, you ką tu see, skaitai, it is kas possible vyksta, tai yra to be a įmanoma follower of būti Jesus sekėjų today. Jėzus šiandien. Not just years from now when we're in Ne heaven. po kažkiek tai metų, It kai is mes būsime possible danguje, today bet because the įmanoma kingdom of šiandien, God is nes here Dievo and He karalystė has yra čia empowered each of us ir ji. to live in His kingdom. Ir tai suteikia mums So, galimybę let's read gyventi our jo text today. karalystėje šiandien. Sorry about that. 3 pages later. Matthew 5, Ir tad 27-28. paskaitykime Mato You have 5 heard skyrių. that it was said, Jūs esate girdėję, you shall jog buvo not pasakyta, commit nesvetimauk. But Nesvetimauk. I say to you O that aš jums sakau, everyone who looks kiekvienas, at a kuris woman geidulingai with žvelgia į lustful moterį, intent jau has svetimauja already savo committed širdimi. adultery with her in his heart. I think we can all agree that Manau, kad violence and visi sex galim are sutikti, some of jog the biggest problems žiaurumas ir in seksas our yra world vieni today. pagrindinių problemų šiandien. Violence is an overflow of anger and contempt. Žiaurumas yra tas And išreiškimas pykčio sexual impurity ir is pagiežos, the o overflow of lust. seksualinis netyrumas tai yra perteklius So from our geismo text, ir troškimo. strictly speaking, Tad iš šio you teksto, cannot have sex with someone griežtai that's not your kalbant, spouse. tu negali turėti intimų santykių su kuo nors, kas nėra tavo sutuoktinis. Todėl, kad But tu as we nusidedi, saw with tu svetimauji. anger last week Bet taip and pat kaip ir murder, matėm su that pykčiu Jesus ir takes it to the core. žudimu That praeitą wasn't just savaitę a do not commit pamokslę, murder, kad do not commit Jėzus adultery. žiūri į Jesus takes it to the core. patį centrą, į Just pačią because gilumą. someone has not Vien dėl physically to, kad committed kažkas tai adultery fiziškai doesn't mean they are just nesvetimauja, living nereiškia, in the kad jie kingdom of gyvena God. Dievo karalystėje. Perhaps Galbūt the physical fizinis act hasn't happened, pats veiksmas but nenutiko, inside they bet desire viduje jie sexually trokšta the other person. kito They žmogaus. look at them with Jie žiūri lustful į eyes. tą kitą žmogų su Dallas Willard in his geismo book Defying pripildytom akim. Conspiracy Ir Dallas says it Willard like this. savo knygoje Jesus' pasakė, teaching here Jėzaus mokymas is that čia the person who cultivates yra, kad lust in žmogus, this kuris manner kultivuoja is not geismą, the kind of person tokiu būdu who is yra at home in ne the tas žmogus, goodness kuris of yra God's kingdom. namie I love this phrase at the end. At home Dievo karalystės in the gerume. goodness of God's kingdom. Have you ever been away on a long trip and you just couldn't Ar tu wait kada to get nors home? buvai išvykęs kur nors toli kelioniai ir tu tiesiog labai svajoji grįžti namo, atidarai duris ir taip, Does anybody else do that? Like just that big sigh, atsidusai. you're home. And there is just a simple goodness about it. Ir tiesiog taip gera grįžti. The decor, whether it's messy or not, who knows, Nesvarbu, ar netvarkinga ar ne, but it's bet home. tai yra namai. And I love this idea that the Ir man goodness of patinka the ši idėja, kingdom of kad God can and tas is Dievo and should karalystės be gerumas our home. turi būti mūsų namai. It's our home. Tai mūsų namai. It's your home. Tai tavo Kingdom of namai. God Dievo is karalystė. your home. And it is good.
Tad asmuo, kuris su geismu žiūri į kitą, iš tiesų nesirūpina kitu ar jo nevertina. Jų troškimas iš tiesų yra, kad patenkinti save. For lust glorifies itself Nes as geismas something deeper in order to have its way. It's a selfishness. Nes geismas iš tiesų yra And in the kingdom of God, savanaudiškumas. it is about Tiesiog tam, kad loving turėtų and loving others tai, ko better trokšta. than others. As we mentioned last week, O when Dievo we karalystėje devalue žmonės others, we find ourselves yra controlled. mylimi ir In vertinami. God's kingdom, people are loved Ir Dievo. and they are valuable. And if we are living in the kingdom Ir jei of mes God, gyvename here on Dievo earth, karalystėje we čia will love žemėje, and value mes people mylėsim ir from the vertinsime core žmonės, of who we kas jie are iš tiesų yra and see viduje. them as a son or a Ir daughter matysime kaip of God, Dievo as a sūnų ar brother dukrą, or a sister, brolį ar sesę. one that is dearly loved, one that is valued Ta, and kuris holds yra mylimas ir absolute vertinamas treasure in God's ir laikomas turtu Dievo We akise. all know that murder is wrong. Ir mes visi žinom, kad žmogžudystė yra negerai. Visi galim sutikti, kad taip, There's a nedaryk to. strong agreement overall about that. Ir bendrai yra However, sutikimas I apie tai. feel today that there is Tačiau not a strong agreement to say that jaučiu, adultery kad is wrong. nėra to tokio bendro world, sutarimo dėl to, kas We will yra see all kinds of svetimavimas, kad tai yra sexual blogai. things happening. Ir šiame pasaulyje mes matome, kad daug Is skirtingų as long as two people say it's okay, seksualinių dalykų vyksta ir pasaulio supratimu, kol abiem žmonėm viskas gerai, tai atrodo gerai. but this is not the way of the kingdom. Bet tai yra ne taip, kaip Let us not karalystėje. get caught up in the way of the world's thinking in Tad regards neįsisukime į to pasaulio marriage or mąstymą relationships. apie santykius ar santuoką. Let's not get caught up in the world's thinking Neįsisukime į tą understanding pasaulio of what supratimą, sexual kas, relationships should be like. kokie turėtų būti tie Because the seksualiniai kingdom of God santykiai. is different. Nes Dievo karalystė yra We, as kitaip. people of the Ir kingdom mes, of God, kaip Dievo karalystės žmonės, turime gyventi kitaip. let us be ones that are caught up in biblical truth. Būkime tie, kurie That we gyvena love biblinėje tiesoje, others. kad mes That we would mylėtumėm dig kitus, deep into the Word of God for understanding and clarity in kad these mes matters. That we wouldn't įsigilintumėm į just Dievo let it flow žodį, by, but that we would gilesniam understand for supratimui, ourselves what the Word of God says. kad That we would turėtumėm have supratimą, honest ką and real Dievo žodis sako, conversations with one kad another. būtumėm Not full atviri of shame, not full of bendravime vieni hurt su or kitais, unforgiveness, but just open and real conversations kad because we are atsivertumėm all tikrose, sinners that are just simply in need of a tikram Savior. bendravimui, nes mes Jesus. visi nusidėjom ir mums visiems There is reikia not one gelbėtojo that's Jėzaus. above the other. Ir It nėra is ne vieno, kuris yra Jesus viršesnis už kitą, and everyone else. nes yra Jėzus ir visi kiti. So real, honest conversations are Tad needed. Atviri That tikri we would be ben- ones that are santykiai reikalingi. believers, but biblical believers to the core. So I want to mention this. So this doesn't mean that we shouldn't look at one another. Tai nereiškia, kad mes When I was reading some things this week, I nežiūrėsim thought, vieni į people would do that. Like they kitus. would vow for their whole lives not to look Ir, at the opposite sex. Ir buvo anksčiau taip, kad That's not helping ir them. dabar, kad kai kurie tiesiog iš viso nežiūri į priešingą lytį, Something that needs to happen. nes vis tiek viduje gali būti dalykai, kurie Inside turi there's still nutikti work that needs to be done. ir darbas, kuris turi būti atliktas. It's not about controlling or Tai ne apie manipulating the kontroliavimą outside of us, ar manipulaciją but it's mūsų about išorinio dealing aš, with the inside. bet tai yra Just like my can, susitvarkymas su to vidum, kas vyksta viduj. Taip pat kaip ir su ta skardinė, kad aš bandžiau uždėti tą etiketę, nes aš noriu, kad viduje būtų moliūgas. Ar tai suveikia? Ne. It's very sad because I like pumpkin. Also, I want to recognize this that there may be temptation Taip pat noriu that pasakyti, kad gali būti, kad bus kažkokie tai pagundimai, but we all can look and read that even Jesus was bet mes visi matom ir skaitėm, kad net Jėzus buvo gundomas. He did not sin.
bet jis nenusidėjo. Temptation in itself is not wrong. Gundymas It is pats iš what do we savęs do with that nėra kažkas temptation? tai Do we dwell on blogo, those bet tai yra, ką thoughts? mes Do darom we su to sit gundymu. with that temptation Ar mes and see mastom how apie far tas we can go mintis, without ar like išbandom tuos noticing that we're gundymus, being kaip mes tempted? toli galim su jais nueiti? Or when temptation comes Ar kai along, ateina do tas we grab a pagundymas, ar hold of the mes truth of God's word and laikomės we Dievo declare žodžio that ir our jo minds are tiesos renewed, that we are new in ir, Christ, that ir we have sakome, freedom kad and mūsų hope mintys because of ir His mes buvom word? atnaujinti Kristuje. It's all about what we do with Ir that viskas yra temptation. sueina į tai, ką mes darom su to Thankfully, we don't gundymu. have to do it on our Ir own, ačiū Dievui, kad mums nereikia to daryti but we patiems, can go to Jesus. vieniems. Mes galime eiti pas Jėzų ir sakyti, man reikia tavo pagalbos. Forgive what we Tu not žinai, to ką be reiškia tempted būti in gundomu. this way. Padėk Help me to man, overcome this temptation a, with your truth and padėk your man word. pereiti šį pagundymą. Tavo tiesa. Looking at others with the purpose of desiring sexual relationship Ir žiūrėti kitus žmonės su troškimu of danger to žmogaus if they're not your spouse. mus perkelia į tokią pavojingą labai vietą. We see people not as people, Mes pradedam matyti žmonės ne kaip instead an object. žmonės, bet matom kaip objektą, kuris gali būti panaudotas savo. Adultery of the heart. Ir tai yra Lust. širdies Not svetimavimas, valuing the other geismas, person nevertinamas as kito a son žmogaus, or a daughter of God. kaip Dievo sūnaus ar Only dukros, thinking of yourself mąstymas and tik apie save satisfying ir yourself. savęs patenkinimo. We can Ir mes and we galim should ir avoid turime this vengti when looking at others. tokios It is rūšio our žiūrėjimo į choice kitus ir what tai we yra think. mūsų pasirinkimas. It's Apie our ką mes choice mąstom, tai yra what we mūsų think. Things pasirinkimas. that are lovely and good, Ar mes mąstysim apie gerus dalykus, ar apie blogus what will you dalykus. choose today? Ką tu pasirinksi šiandien? What will you choose? For those married in the room, O I tiems, want kurie to esate susituokę čia, remind you noriu that Jums the priminti, covenant you made with your kad spouse a, is a beautiful covenant. kad, You ta, made that before each other and before God. kad Jūs susitokėt su savo sutuoktiniu prieš Dievą To live ir įmanoma a gyventi marriage that honors santuokoje, God. kuri That doesn't mean gerbia that every Dievą. day is gonna be easy. Nereiškia, kad kiekviena diena Those bus of us that have lengva. been married for a while, you know Tie, that. kurie iš mūsų susitokė jau kurį laiką, žino tai, But it's possible. bet tai yra įmanoma. And if you're in a season where marriage has not been fulfilling, Ir jei tu tam sezone, kur santuoka dar nebuvo, I want to dar, encourage you dar today tu nesusitokęs, going to God, to keep kviečiu going tave to Him eiti pas Dievą and asking Him to help you ir have prašyti a marriage that honors Him. Dievo, kad tavo santuoka For šlovintų those Dievą. of you yet to be married in this room, I want to remind you that the weight of the Ir covenant tiem, kas that is nesusituokė, before you a, is just that. It is a weight. tai yra, It is something tai turi svorį tas įsipareigojimas. understand before you make that commitment before God and Ir before tu turi tai others. suprasti prieš, And also, įsipareigojant those of prieš you Dievą. yet to be married in this room, don't give up. Nepasiduokit. And I don't mean don't give up on like you're gonna find a spouse. Ir neturiu omeny, kad tu tikrai surasi sutuoktinį. Aš turiu omeny, kad Not nepasiduok staying holy išlikti in your tyriu thoughts, in your actions, savo because it's possible. mintyse ir savo Don't let the veiksmuose. lies of the enemy, of social media, Neleisk, kad of velnio melai movies, TV shows, ar filmai ar lure you into thinking that socialinės it's medijos impossible to be a parodytų young tau, kad man tai or yra woman neįmanoma that can būti stay jauna moterim ar pure vyru in ir this day. išlikti tyriu šiais laikais. Don't let them tell you that it's impossible. Neleiskite jiems sakyti, kad tai yra neįmanoma, nes tai yra įmanoma. It is 100% Tai yra possible. 100% įmanoma. And if you are feeling attacked in that Ir way, jei tu I jautiesi, want kad you to tave look around atakuoja this room. There šio are people klausimo, here. noriu, kad We are a apsidairytumėt. family that supports one another in
čia mes esame šeima ir mes padedam vieni kitiems ir kai mes pasidarinam kažkokiu sunkumu ar kur mums, kur mes stringam, čia nėra jokio išsijuokimo ar gėdos, bet yra atviras rankos, kurios sako, taip, tai yra sunki našta, eikime pas Dievą ir melskime kartu. Ir mes skirti, kad gyventumėm bendruomeniai kartu, kad palaikytumėm vieni kitus. Ir tegul šie dalykai pasaulio gėdingi nesulaiko mūsų. Ir patarlėse 4 skyriuje sakoma, atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai. Kiekvienas iš jūsų saugokit savo širdį, nes mes esame druska ir šviesa. Ir kai mes gyvenam, šviesa švies tamsiose vietose, o žmonės matys Jėzų. Ir jo šviesa parodys kelią. Ir tai sakoma Mato 5 skyriuje. Taip ta šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje. Tie geri darbai, jie tiesiog teka iš to širdies, kuri atsidavusi Dievui. Natūraliai. Ir mes turim tą poreikį žinoti, kaip gyventi. Ir kviečiu šią savaitę, šį mėnesį atsigręžti į Dievo žodį ir skaityti, kaip gyventi jo karalystėje, kaip gyventi bibliškai, kaip saugoti savo širdis ir protus, kaip vertinti kitus ir gerbti santuoką, kad mes tai parodytumėm vieni kitiems ir pasaulio aplink mus, nes mes, kai tai parodom Dievo meilę mūsų darbuose, kiti žmonės išgyvena Dievo karalystę ir kai jie patiria, jie taip pat pradės. Ir nesulaikyk tos šviesos ir buvimo sūriu, nes yra žmonės aplink, kurie to laukia, kad patirtų tą meilę. Ir paskutinės savaitės pabaigoje susirinkimo, kai mes tiesiog klausdavom poros klausimų, galite porą minučių pamastyti patys ir tuomet prašysime, kad atsisuktumėm 1 ar 2 žmonės, gal su kažkuo tai, su kuo atėjot, ar kažkuo, ko dar nepažįstat, bet galite paklausti jo vardą ir tiesiog aptarkit, apie ką šiandien buvo kalbėta, kas vyksta jūsų gyvenime, melskitės vieni už kitus. Ir žinau, kad kai kurie taip nori pašnekėti ir sako, jau baig kalbėti, jau noriu pašnekėti, o kiti tiesiog esate persigandę. Ir tikitės, kad tai nenutiks. Bet ateina išgydymas, kai mes atsiveriam ir parodom kitiems, kas yra mūsų viduje. Ir šioje vietoje tikiuosi, kad jaučiatės priimti. Nes Jėzus tiesiog atvirom rankom priima tave. Ir jei yra viduje kažkas tai, kas nėra gerai, ar yra nuodėmė, tai atgailauk
prašyk atleidimo už tą But nuodėmę, don't let sin bet be that neleisk, barrier between kad you nuodėmė būtų and tas Jesus, barjeras or tarp you tavęs and ir another Jėzaus, ar person tavęs any ir kito longer. žmogaus. Because it doesn't need to be. There's an answer for that. Tam yra atsakymas. It's Jesus. Tai Jėzus. So the first question today is, Tad pirmas klausimas šiandien, you're looking inside yourself, not to the person kai tu next to žiūri you, į save, į vidų, yourself. Is there anything that I need to repent? ar yra kažkas, dėl kažko turėčiau atgailauti, kokią nors That needs nuodėmę, God's forgiveness? dėl kurios turi atsiprašyti. And if there is, will you just simply say, Jesus, please forgive me. Ir jei yra, tiesiog pasakyk Jėzau, Turn away from this. atleisk man, aš nusisuku nuo tos nuodėmės ir atsisuku į tave. We're also going to ask, to whom does your heart belong? Taip pat klausim, kam priklauso tavo širdis, What flows freely? kas laisvai teka iš tavo širdies. And not just here on a Sunday, when we're all Ir ne tik peaceful, sekmadienį, kai mes visi gražus ir ramus ir turim gražią muziką ir kavą arbatą. How about Tuesday afternoon? O What kaip flows apie freely? antradienio popietę, kas laisvai teka iš tavo širdies. Also this question that you can ponder and then talk about with each other. How do you renew your mind? Taip pat klausimas, kaip jūs atnaujinate savo Renewing protą, your mind when it feels like the old life is constantly coming. kai atrodo, kad buvęs So I'm gonna pray. gyvenimas vis I vejasi. want you to just take some time to reflect. Tad noriu tiesiog, kad dabar Find kažkiek laiko someone pamastytumėm, either pasimelstumet. next to you, or maybe they're across the room and you need to go and chat with them across the room. It's okay. Ar su kažkuo tai, kas šalia jūsų, arba kažkur tai kitoj salės pusėje tiesiog galit bendrauti su kuo norit. If there's anything that you would like prayer for, I'll be up here. Ir jeigu kažkas nori paprašyti maldos, galit prieiti ir prie manęs. Lord, we thank you so much Viešpatie, for your dėkojame words tau of life. už tavo gyvenimo žodžius. Lord, I pray specifically Viešpatie, for our meldžiu marriages here in this room. ypatingai už santuokas Pray that you would continue to protect them. čia, kad They would tu jas continue to apsaugotum, value and honor one another. kad žmonės vertintų vienas kitą ir gerbtų. Lord, we thank you so much that Dieve, each dėkojame person in tau, this room, wherever kad you're kiekvienas asmuo, at, can vedęs live susitokęs ar pure ne, and holy life, gali gyventi tyrai because you ir empower šventai, us. nes tu mus įgalini. Would you help us to value other Padėk people, mums vertinti male, kitus female, that we žmonės, would vyrus, value one moteris, another, kad mes vertintumėm that we vieni would kitus, see each other as kad you matytumėm see. vienas kitą taip, kaip tu Help matai. us to love, Padėk mums help us mylėti, to forgive. padėk atleisti. And God, would you forgive us? Dieve, atleisk Would ir you mums. forgive us in ways that we have devalued others? Atleisk, kai mes kažką tai nuvertinam. Would you forgive us for ways that we have desired things for Atleisk, kur mes ourselves? troškom dalykų savo. Because God, we want our Nes Dieve, hearts mes norim, kad and our mūsų minds širdys to honor ir you. mūsų protai, The motives of our heart to honor you, to show you respect. gerbtų tave ir parodytų tau pagarbą. Would you help us and empower us by your Spirit to live Padėk with mums self-control, gyventi susivaldyme, to live with love, gyventi meilėje, to live with hope, gyventi su viltim, džiaugsmu, ramybė. in a world that seems to be falling apart. Pasaulyje, kuris atrodo, kad byra, padėk mums gyventi ramybėje. God, we recognize that you're doing Dieve, mes pripažįstam, kad tu atlieki vidinį gilų darbą mūsų protuose ir širdyse. You'd help us Padėk to mums open up to one another. Shame has no place here in the name of Jesus. nėra vietos gėdai šioje vietoje Jėzus vardu. Lord, I pray for freedom over Viešpatie, minds meldžiu today. laisvės Our desires would line up with yours. ir troškimų, kurie yra tavo troškimai. Surrender to you today.
Mes atsiduodam tau šiandien. Thank you for your forgiveness. Ačiū už tavo atleidimą. Thank you that we can truly Ačiū, kad mes galim iš tiesų gyventi kaip žmonės tavo karalystėje. holy and righteous. Šventi ir So much, teisūs. Jesus. We pray this all in your name. Meldžiam tavo vardu. Amen. Take a few moments, pray and discuss with one another. And when you are done discussing, praying, Ir kai jūs free to head to the lobby. pasimelsit ir pabendrausite, galite nueiti kavos arbatos, sausainių. Love you guys. Taip, mes mylim jūs ir linkime jums geros savaitės.